Labai man smagus uždavinys, paskutinis uždavinys, visada paskutinis uždavinys būna smagus, bet jis man smagus dėl to, kad 20 metų, jau 15, tai tikrai tenka redaguoti tokius uždavinius kaip šis. Na, kokią valandą, 2 arba 3 aš užtrukau bespręsdamas tą uždavinį, tai redaguodamas dar būčiau tiek pat užtrukęs. Ir tiesą sakant, nežinau, kaip tą uždavinį spręsti. Jisai sąlyga man yra painoka, bet aš jį pasikeičiau šiek tiek savo paprastesnių uždavinių. Tai yra, suredagavau tą sąlygą, įsivaizduodamas, ką norėjo paklausti egzaminų komisija. Sąlygą aš taip performulavau savo. Laura darbą padaro per 6 minutės, Regina padaro per 10 minučių. Na, o šis klausimas tai yra, per kiek minučių dirbdamos kartu jos tą darbą padaro. Mažiau kaip per 4, lygiai per 4, lygiai per 6 ar daugiau kaip per 6. Taip nepakeitus sąlygos galima įsivelti visokius ten samprotavimus. Na, normalus tada tampa standartinis darbo uždavinys, kurį sprendžiame per 1 minutę, galvodami, kiek kurią darbo dalį padaro mergaitės dirbdamas atskirai per 1 minutę. Na, tai pirmas punktas, ką darau per 1 minutę, Laura padaro 1/6 darbo, nes jeigu visą darbą padaro per 6 minutės, tai Laura padaro 1/6 darbo, o Regina padaro 1/10 darbo. Jos abi kartu per 1 minutę padaro, sudedam šitas 6 reikšmės, 6 dvi trupmenėlės, padaro 16/60 darbo. O čia ir prasideda uždavinio sprendimas, supratimo, šios vietos supratimo ir supratimo, ką mes čia gavom. Abi mergaitės dirbdamos kartu padaro 16/60 darbo per 1 minutę. Tai per 1 valandą kiek padarys darbų? 16 darbų. Tuos dabar darbus paverskim tais puslapiais, apie kuriuos šneka šiame uždavinyje. Tai per 1 valandą, jeigu per 1 minutę padaro 16/60 puslapio, tai per 1 valandą 60 kartų daugiau, tai padarys 16 puslapių. Iš čia seka, kad padaro 16 puslapių per 1 valandą. Dirbdamas kartu 16 puslapių per 1 valandą. Jeigu aš čia susigaudau šitoje vietoje, jeigu iki šitos vietos ateinu, žinoma, aš ir išspręsiu uždavinį. Jeigu nesusigaudau uždavinį, aš neįspręsiu. Na, egzaminų komisija norėjo, matyti, to ir norėjo. 16/60 darbo per 1 minutę, tai per 60 minučių padarys 16 darbų, arba pavertus puslapiais, 16 puslapių per 60 minučių. Na, dirbdamos kartu, klausia, per kiek padarys 1 puslapį, ar mažiau per 4 minutės, ar lygiai per 4 minutės, ar lygiai per 6, ar daugiau kaip per 6 minutės. Va, tai yra, na, jeigu per 1 minutę 16/60 padaro, tai jeigu per 4 minutės, tai padauginę iš 4 gautumėm 64/60. Tai aiškiai 4 minučių mums nereikės. Na, kaip tą gauti skaičiuką, jūs ten kaip sprendžiate, tai atsakymą gaunam vienetą dalindami 16/60. Nekomentuosiu, aš čia bjaurokai yra. Atsakymą gaunam, va, tai va, galvodami, va, ir padalyja 60/16, čia man atrodo kažkur yra 3,75 berods, tai yra mažiau kaip 4. Ir atsakymas mažiau kaip 4, tai yra neapsiverčia, man čia liežuvis daugiau komentuoti. Pagal mane egzaminų komisija norėjo teisingo atsakymo A. Na, toliau, sako, žinoma, kad Laura plus Regina dirbo daugiau kaip 1,5 valandos ir mažiau kaip 2 valandas. Kiek puslapių galėjo suredaguoti? Čia va tie 16, tai yra tie mūsų puslapiukai. Čia tai yra tos minutės. Kadangi yra per minutę, žaidžiama per minutę, tai pirmas žingsnis valandas pasiversti minutėmis. 1,5 valandos yra 90 minučių. 90 minučių. O 2 valandas yra 120 minučių. Klausimas, kiek puslapių per 90 minučių abi mergaitės padaro kartu? Per 60 minučių padaro 16 puslapių, tai per 90 minučių padarys 16 plus 8. Matom šitą ar ne?
per 60 minučių 16, tai per 90 minučių bus 24. 16 plus 8. Kodėl taip yra, aš čia, sakau, neapsiimu labai galvoti. 16 plus 8 yra 24 puslapiai, vat kas yra viename atsakyme. Per 120 minučių padarys 2 kart daugiau negu per 60 minučių. Tai 32 puslapius, kas yra kitame atsakyme. Bet žinoma, kad dirbo daugiau kaip, bet mažiau kaip. Tai kiek galėjo padaryti puslapių, žinoma skaičių, kuris yra tarp šių dviejų skaičiukų, teisingas atsakymas B. Na, viskas aišku, kad nieks neaišku, žiūrėjom toliau. Tai yra, toliau sako, kad Laura už darbą gavo A eurų, Regina A plus B eurų. Na, taip ten nesakoma, pasakyta, kad Laura gavo B eurų mažiau negu Regina. Na, žinoma, Laura dirbo sparčiau, tai gavo mažiau, logiška. Kuo geriau dirbi, kuo greičiau redaguoji, to gauni mažiau. Tai čia gal irgi kažkokią tai norėjo mintelę įkišti, bet apie tai nesukam galvos. Laura A, Regina A plus B eurų. Na ir klausia, kiek kartų jos uždirbo arba kiek išlaidų turėjo ta redakcinė komisija. Na tai reikia parašyti atsakymą, sudėjus šias dvi reikšmės, nereikšmės. Nu, A plus B, tai A plus A yra 2A plus B. Na tai pagal atsakymas yra toks, tai pagalvojęs apie šį uždavinį, tai prisimeni pirštų rodymą uždavinį prieš tai buvusį. Bet, ačiū Dievui, čia buvo galima padaryti šitą ir ne tiek daug taškų čia. Tik po vieną taškelį, ne po 5, ne po 6, dėl to per daug pykti nereikia. Dėl to uždavinio, nežinau čia ką ir pasiūlyti, bet pasiūlyti suredaguoti šitą uždavinį galima. Nežinau, kaip bus vertinimo instrukcija, ką komisija darys, kaip čia rašys. Bet tikėkimės, kad nenuskriaus, visko pasitaiko. Čia norėjo gerai, o išėjo kaip visada.